Gerą dieną. Sveiki. Cigariuką gal? Ne, nerūkau ir tau nerekomenduoju, žinau. Šitą, o gal tada šiam centų gal paskolinti, rytoj čia vėl sėdžiu, atiduočiau. Pinigų neturi? Nu, turiu, bet džinsose kitose, nu, šiaip realiai ne. Aišku. Gal užsidirbti nori, taip prasme? Darbą kažkokį? Jo, galim pasiūlyti iš tikrųjų. Būtų gerai kažkokį. Vienu žodžiu, situacija yra tokia, kad mes randamės dabar Šopeno gatvėje, ne? Jaunimo centras mes. Čia prie stoties. Teisingai, jo, ten už Čiliako į dešinę pusę pasukus. Ir vienu žodžiu, mes turim dabar tokį projektą, laimėjom ir dalyvavome, tai dirbom su jaunimu, kuris neaktyvus, ten nuo 15-29 metų, tau Kaip tik. Jo, tai va, tu gali ateiti pas mus, ten galėsi ir stalo tenisą pakapuoti, puzzles padėlioti, nu bet čia žinai pradžioj, o po to galėsim pasirašyti su tavim dokumentus ir realiai tu galėsi, tada mes tu surasim kažkokį tai darbą arba dar kažką, tarkim, patilinėtis esi? Jo. Tai va, super. Tarkim, žiūrėk, suradom tam statybose, tarkim, ne? Ir statybose tu gali užsidirbti, pavyzdžiui, nuo 400-500 eurų. Opa, čia pinigėliai. Tai va, realiai, jeigu nori, ateik pas mus iš Šopeno gatvę, aš tau kontaktų savo paliksiu iš tikrųjų ir ten mes galėsim tada susikalbėti, okei? Geras, tai davai. Jo, ačiū, davai. Kestai? Aš Eglė. Labas, Kestas. Kaip sekas? Normaliai, ką? Normaliai. Atėjai dėl projektą pasikalbėti, taip? Nu. Tai gal einam atsisės kur nors turim anksčiau? Tai einam. Einam. Susipažinsiu su tinkliuku. Čia einam. Opa, čia pas jus ir tokių dalykų yra? Norėčiau tokį karočią namie turėti. Įsivaizduojat, kiek atveju mažiau muštynių būtų, jeigu kiekvienas turėtų tokį? Patikėk, žinau. Čia ir stalas teniso. Nori pažaist? Ne šiandien. Nu vis tiek užsuksiu kada. Tai gerai, tai ten? Nu tai karočią, greitai, žiūrėk, papasakoji ir aš varau. Gerai. Turi laiko, kol išgeriu puodelį. Pirmas klausimas, ką tu jau žinai apie projektą ir ko man reikia pasakot, ko nereikia pasakot? Nu, Tadas sakė, kad mergų ateina. Būna ir panų. Jis sakė, karštą duoda. Tai čia darbo biržai duoda. O čia neduoda karštą? Nu, aš tau galiu pasiūlyti kavos arbatos. Jau kava karštas reiškis. Nu, gerai. Tipo, nu ir kad darbą kažkokį. Tai žinai, šitoje vietoje aš tau darbo nesurasiu, bet aš tau galiu padėti susirasti jį. Pavyzdžiui, mes galim kartu persižiūrėti tavo CV, jeigu tokį turi. Ne, nerašiau, ką aš durnas rašysiu CV. Nu, žinok, jis praversiu susirandant darbą. O tai kas nuo to, tipo, pasirašau CV ir jo tipo darbą gausi? Gal? Nu, kiek procentų šiam? Iš šiam? Iš šiam procentų, tai jeigu geras sveka pasirašysi, nu, tai tokie 50. Nu, gal ir zebo visai, pala. Aš namuose tirpę dažniau geriu tą. Nu? Tu pas mane gali būti 4 mėnesius. 4 mėnesius. Nuo dokumentų pasirašymo, kai praeina 4 mėnesiai, tai tada viskas. Mes tada galime atsisveikinti. O kas, karočią, man naudos, normaliai materialios naudos, kad 4 mėnesius čia bus? Jeigu tu dalyvauji projekte sąžiningai, tai tada gauni 4 mėnesius privalomai sveikatos draudimą. Nu tai, pavyzdžiui, tu man gali pasakyti, ko tu nori. Nu ką, žinau, darbą kokį, kad... O tai va tada mes galim kalbėtis, ko tau reikia, kad tu susirastum tą darbą. Jau girdėjau, kad sveko reikia. Tada galim kartu persižiūrėti, kokio darbo tu aplamai norėtum ir kur dabar yra vietų. Nu aš dabar legaliai norėčiau, kad visi pinigai būtų nuodant. Labai gerai. O ką nors nudirb, ką prie mašinų, ką nors. Ką aš gerai žaidžiu. Klasiai buvau, tipo neduchas, vierchas buvau klasiai visus. Nu, dabar esmė, kad pavadovaut galiu visada. Jose surinkdavau visą laiką kompaniją, kad tipo, davai, kebra, bėgam iš lietuvių. Visi paskui mane rimtai ir, dabar esmė, aš, tipo, kaip apsigimęs lyderis buvau. Fizinio treneris galiu būti. Nu, dabar esmė, žiūrėk, ola! Manęs kartais neįleidžia į klubus, nes sako, nusimk vyrutį ginklus. Aš sakau, rankų nusimk neįmanoma. Kur būtų galima, kad tipo daug tiolkų, nu tipo mergų daug ir aš tipo vienas kaip...
Pasirinkimų yra tikrai nuo A iki Z. Ir, ta prasme, savanorysčių vietų yra, man atrodo, dabar virš 300 ir dabar dar yra naujai akredituotų vietų, tai pasirinkimas tikrai yra. Tada, jeigu tu savanoriauji, tai tu gauni kompensaciją, maisto pinigėlių kompensaciją. Tai maksimum, ką tu gali per mėnesį gauti, 71 eurą. Bet tai savanorystė nėra vieta, kur tu gali užsidirbti. Bet tai čia jau geriau, mes pirmą savaitgalį 10 gaudavom anksčiau, o čia 7 gaunasi, tai, nu, realiai daugiau. Taip. Ai, taip, čia ir galima telką susiras, nu, tipo, opa, užkalbint mentorę ir... Palinkėsiu tau sėkmės. Nu, ačiū. Ar tu pasiryžęs tam? Nu, ką, žinau. Kaip visi sako. Man atrodo, visi sako taip. Jeigu nori, tai aš galiu užpildyti. Tai tu tada. Tu? Tai Kestas? Kestas Vilčinskas. O tu tikrai vyras? Nu, čia pohūras, ne vyras. Man reikėtų adreso, kur tave galima rasti. Nu, Kalvarijų kem. Vardas, pavardė, parašas, kad čia nurodyti duomenys yra teisingi. Tai žinai, jeigu taip iš technikos, tai Vilniuje yra robotikos mokykla. Ta prasme, robotikos. Robotikos mokykla, kurie užsiiminėja edukaciją apie robotus, technikas, rimtai? Instaliacijas, taip. Tai, tipo, ten galėčiau net sukurti savo kažką, tipo... Manau, kad taip. Kieta būtų pasidaryti savo mažą tokį optimų praimuką. Robotuką. Užlankstai Fordas. Taip. Vėl robotukas. Gerai. Drąsiai. Įdomu visai galbūt. Norėtum pabandyti? Nepabandęs, nesužinosi. Labai gerai. Sveikas, Kestas. Malonu, kad užsukai į robotikos mokyklą. Sakyk, ar norėtum išmokti sukurti robotus? Nu jo, norėčiau, kad taip... į mašiną. Nu, tipo. Visi kaip Optimus Prime. Jo. Sakyk, o gal dar norėtum išmokti susikonstruoti ne tik, bet ir susiprojektuoti ir susiprogramuoti jį, kad jis darytų tai, ką tu nori? Nu jo, norėčiau, namus siurbė Optimus. Raunu, eime tada, parodys tau dirbtuvės. Štai čia yra 3D spausdintuvas. Su juo gali atsispausinti, ką tik nori. Tai reikia tik tai turėti lakę vaizduoti. Geras, tai tipo galėčiau ir mašiną atsispausinti su juo? Iš tikrųjų, be problemų. Nes skirtingi spausdintuvai sugeba spausinti ne tik iš plastiko, bet ir iš gumos ar metalo. Geras, tai nusipirki tokį, nieko gyvenime daugiau nereikia. Pinigų prisispausdinu, 3D, merga, mašiną, į butą finale ir opa! Nu geras, čia karočią. Tipo juda? Jo, šiais laikais populiaru yra jau valdomas mašinėlės, bet nebe radio bangomis, bet ir belaidžių ryšiu. Šiuo metu turime sujungtą su paprastu telefono aplikacijai. Nu čia nepaprastas, didelis. Ir tipo parsisinti tą neinstaliuoji programą tą ir viskas ir važinėja mašina? Tikrai taip. Tai čia ta virtuali realybė? Taip, Kestai, čia yra virtuali realybė. Realiai tai negrįžčiau į tikrą. O mašiną kokią taisyti galiu? Jo, aš tave galiu nukelti į Job Simulator, taisyti mašinas. Geras. Šioje programoje galėsi atsispausinti visas savo sukurtas idėjas robotui. Tipo, ką išmoksti, galėtum drąsiai viską panaudoti darben, tipo ten, kur su elektronika dirbi, su laidžiukais, tai čia tipo prisibraižai visko, ką čia iš... Eik, tu karočią, tai čia rimtai geras. Kas? Atsiliepiu. Koks pijus?